Bet vat greit tie savivaldų rinkimas ir dabar sakė, vat kalbėjom su Zimu Vaišvila, nauji įstatymai kažkokie, kad tu negalėsi net stebėti tos rinkimus. Jo, net negalėsi, reiškia, kiek aš jau girdėjau, kad stebėtojų, nu čia, matot, eina pilnas užspaudimas bet kokio Apribojimas. Apribojimas, kad tu nieko nepaveiktum, ką kažkas tai nutars, tai tada tu turi tik dainuoti vieną dainelę, kitos jau jokios nesugalvok, nes būsi pašalintas nuo tų visų rinkimų, uždaryta tau kelias, parodyti, ką tu galvoji. Čia vėl spaudimas. Aš kaip šneku su įvairių tautų žmonių ir įvairiuose miestelėse, žmonės, pavyzdžiui, kaimuose, sako, mes nežiūrim tam nei teliką, niekom nesidėmėm, neskaitam laikraščių, mes gyvenam savo gyvenimą, į mum dzin. Ir aš prisiminiau savo draugus Ukrainai, kai prasidėjo visas tas karas, ir tas Donbasas, ir aš jūs klausiu, kaip jūs ten gyvenat? Sako, jeigu nežiūrėti televizorių, galima gyventi. Ir jie dasigyvena iki to, kad jie jau neįmanoma nematyti tą, jau vežėsi į jūsų namus, jau ima jos vaikus. Tai jeigu tas bus ir pas mus, mes nieko nesidomėsim. Tai kaip jūs manote? Jūs labai teisingai pasakėte. Čia dabar atrodo, ten kapstosi savo darželėje, ten viskas gerai ir jiems zin, kas vyksta. Palaukit, mylėjai, tai reiškia, jeigu jūs nesidomit, o kažkas tai padarys už jūs ir padarys taip, kaip jiem reikia, bet ne kaip jums. Ir pasakys, kad atims tą darželį, jūs net nežinosit, kad atims, bet ateis ir atims. Ir įspirs į subinę, reiškia, ir ir baigsis. Tai jeigu šitas nesidomėjimas, tai yra viena iš didelių problemų. Nes jeigu atsirastų reakcija po kokio nors įstatymo, kad čia susirenka keliolika tūkstančių šito aikšteliai, ir tada būtų visai kitas požiūris. Aha, jie pagalvotų, o gal to nedarykim, nes čia vėl bus reakcija. Tai o jeigu reakcijos nėra, jeigu galvoja, kad mano rusiškai galima pasakyti, gal moja chata ничего не накраю, ничего не знаю, ne? Tai į tavo chatą, tai į tavo namus tai tikrai ateis, o kaip jūs sakot, vaikus gaudo dabar ir kiša į mėsmalę. Taip, atvažiuoja pas tuos, kurie nieko nesidomėjo ir paima iš jų viską. Taip, čia toks absoliučiai... Jau prieš faktą pastato ir viskas. Prieš taip, pastato ir tu niekur nedingsi, nes tu nesidomėjai, tau neįdomu.